Buvo viena tokia ankstukė, kuri 5 mėnesių gimė ir jai dabar apie 12 metų. Jos močiutė nepatenkinta to, kad per lėtai vystosi ir komuna nieko nedaro. Danijoje yra komunos, kurios užsiima tokiais bendrais dalykais. Tai o ko komuna turėtų rūpintis? Čia atsiranda klausimas komunos ir individuo. Suomiai darė eksperimentą, jie davė, matyt, keliems šimtams žmonių pinigų ir žiūrėjo, kaip jie elgsis. Ir ar jie dabar mokysis ir po to, po kelių metų, turės kvalifikaciją ir gerai dirbs. Eksperimentas žlugo, nes žmonės nesimokė. Jeigu medį drėkinsi, jisai šaknų neleidžia. Jeigu medis turi šviesos, jisai neauga aukštai. Ir pagrindinė klaida Lietuvoje, visam pasaulyje. Visos vyriausybės, visos bendruomenės daro pagrindinę klaidą. Klaida yra ta, kad žmonės supranta ne ką pasakai, ne kaip yra, bet kaip jie supranta. Pavyzdžiui, visi gauna po lygiai. Lietuva yra šiuo metu toks didelis kolūkis. Pavyzdžiui, socdemai sako, turėtų būti didesnė lygiava. Tai reiškia, kad braškė turėtų būti lygi ąžuolui. Visos sėklos turėtų būti lygios. Sėkla agonos turėtų būti lygi ąžuolo sėklai. Kadangi nelygų blogai, reikia lygybę siekti, lygybę, kad visos sėklos būtų lygiai, kad visi atlyginimai būtų lygus. Bet atlyginimai turi būti lygus pagal darbą. Jeigu žmogus padaro lygiai, tai jis turėtų gauti lygiai. Bet jeigu jisai padaro nelygiai su kitais, tai jo atlygis turi skirtis. Jeigu žmogus padaro 100 kartų daugiau, tai jo atlygis turi būti 100 kartų didesnis. Taip teka energija. Kai kada ta proporcija dėl apibendrinimų, dėl bendrų dalykų keičiasi. Žmogus turi gauti tiek, kiek jisai įdeda, kiek jisai užaugina. Tai kosmūnoje pas mus taip ir yra, iš karto buvo, kad žmogus gautų tiek, kiek užaugina, kiek prisideda į komuną, į ašramą, į dabar kosmūną.